Jo. Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girvaradari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girvaradari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Nitai Gora Sundara, Nitai Gora Sundara, Nitai Gora Sundara, Shri Nitai. Shri Nitai Gora Sundara aqui, Srila Prabhupada aqui, Gora Pramananda. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Taip, šiandien skaitom Šrimad Bhagavatam, 4 skyrių, 4 giesmė, 27 skyrius, 3 tekstas. Čandeva puola Purandžanos miestą, Kalakanijos būdas. Tayo pagudhah parirabha kandaro. Raho numantara pakrishta chetana.
Nakala Ramba Bubudhi Duratyayam Devanisheti Pramada Parigraha Tayopagudhah Parirabha Kandaro Rahonu Mantraya Pakrishta Chetana Nakala Ramba Bubudhi Duratyayam Devanisheti Pramada Parigraha Tayopugadhah Parirabha Kandaro Rahonu Mantraya Pakrishta Chetana Nakala Ramba Bubudhi Duratyayam Devanisheti Pramada Parigraha Tayobugadhah Parirabha Kandaro Rahonu Mantraya Pakrishta Chetana Nakala Ramba Bubudhi Duratyayam Devanisheti Pramada Parigraha. Shishinte Gaura Sundara Ki Jai. Matajas. Tayobugadhah Parirabha Kandaro Rahonu Mantraya Pakrishta Chetana Nakala Ramba Bubudhi Duratyayam Devanisheti Pramada Parigraha Tayopagudhah Parirabha Kandaro Rahonu Mantraya Pakrishta Chetana Nakala Ramba Bubudhi Duratyayam Devanisheti Pramada Parigraha. Pažodinis vertimas. Taya karalienės. Upagudah apkabintas. Paripatha apglėbė. Kandaraha per pečius. Rahaha nuošalioje vietoje. Unamantraih juokaujant. Apakrishta Chetanaha pametęs galvą. Na, ne. Kalaramaha laiko tėkmės. Bubudhi pastebėjo. Duratyayam neįveikiamos. Diva diena. Niša naktis. Iti taip. Pramada moters. Parigraha pakerėtas. Šrilos Prabhupados vertimas ir komentaras. Šrila Prabhupada Ki. Karalienė Purandžienė apkabino karalių. Ir jis taip pat apglėbė ją per pečius. Jie mėgavosi vienas kito draugija ir juokavo. Pakerėta žmonos grožio karalius Purandžana visai pametė galvą. Bėgo dienos, bėgo naktis ir tuščiai švaistydamas laiką, karalius visai užmiršo, kad gyventi jiem lieka vis mažiau ir mažiau. Komentaras. Svarbi reikšmė posme tenka žodžiui pramada. Graži žmona nuskaidrina vyro gyvenimą, tačiau ji yra ir jo puolimo priežastis.
Pramada reiškia įkvėpti gyvybės arba varyti iš proto. Paprastai šeimos žmogus rimčiau nesusimasto apie tai, kaip bėga laikas, kaip diena keičia naktį. Tamsuoliui dienų ir naktų kaita atrodo įprastas dalykas. Toks yra materialiosios gamtos dėsnis. Jam į galvą neateina, kad kasryt, patekėdama saulė, sutrumpina jam skirtą gyvenimo laiką. Su kiekviena prabėgusia diena gyventi jam lieka vis mažiau, tačiau kvailys, užmiršęs apie svarbiausią žmogaus pareigą, te nori mėgautis žmonos bendryje nuošalioje vietoje. Tai būsena vadinama apakrišta čeitana, degradavusią sąmonę. Žmogaus sąmonė turėtų padėti jam tobulėti ir pasiekti Krišnos sąmonės būvį. Bet kai vyras yra pernelyg prisirišęs prie žmonos ir visa galva pasinėręs į šeimos reikalus, į Krišnos sąmonę jis nežiūri rimtai. Toks žmogus degraduoja, net nesuvokdamas, kad vėliau prarasto laiko nesusigrąžins ne už milijonus dolerių. Didžiausias nuostolis gyvenime tai laikas, neskirtas Krišnos pažinimui. Kiekvieną gyvenimo akimirką turime išnaudoti teisingai, o teisingai išnaudoti laiką reiškia daugiau jo skirti atsidavimo tarnystei viešpačiui. Bet kokia su atsidavimo tarnystė viešpačiui nesusijusi veikla yra tuščias laiko švaistimas. Šrama eiva hikeivala. Pareigingumas pats savaime neduos žmogui jokios naudos. Šią mintį patvirtina Šrimad Bhagavatam, 1 giesmė, 2 skyrius, 8 posmas. Dharmaks vanuštitah pumšam višvakšėna kathas jaha notpadayit yatiratim šrama eiva hikeivala. Jeigu žmogus nepriekaištingai atliko nustatytas pareigas, bet neužsiugdė Krišnos sąmonės, tai reiškia, kad visos jo pastangos nuėjo perniek ir jis tuščiai švaistė laiką. Pasimelsim dabar. Omagyana timirandasya gyananjana šalakaya čakšurun militam jani tasmai Shri Gurave namaha Shri Chaitanya manobishtam shtapitam jena bhutale svayam rupa kadamahyam dadati svapadantikam vandeham Shri Guru Shri Yuta padam kamalam Shri Gurum Vaishnavam cha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatvitam Sajivam Sadvaitam Savadgutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Larita Shri Vishakana Vishtamcha E Krishna Karuna Singho Dina Bango Jagatpati Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostuti Taptakančia Gaurangi Radhe Vrindavaneshvari Vrishabuni Sute Devi Pranamai Hari Pri Vanchakalpatrubashya Kripa Sudurevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivastadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tayo pagudha parirabha kandaro, raho numantra rapa krishta chetana, nakala ramba bubudhi duratyayam. Divani šėti pramada parigraha. Karalienė Purandžia neapkabino karalių ir jis taip pat apglėbė ją per pečius. Jie mėgavosi vienas kito draugija ir juokavo. Pakerėtas žmonos grožio, karalius Purandžana visai pametė galvą. Bėgo dienos, bėgo naktis ir tuščiai švaistydamas laiką karalius visai užmiršo, kad gyventi jiem lieka vis mažiau ir mažiau. Svarbi reikšmė posme tenka žodžiui pramada. Graži žmona nuskraidrina vyro gyvenimą,
tačiau ji yra ir jo nuopuolio priežastis. Pramada reiškia įkvėpti gyvybės arba varyti iš proto. Paprastai šeimos žmogus rimčiau nesusimasto apie tai, kaip bėga laikas, kaip diena keičia naktį. Tamsuoliui dienų ir naktų kaita atrodo įprastas dalykas. Toks yra materialiosios gamtos dėsnis. Jam į galvą neateina, kad kasryt patekėdama saulė sutrumpina jam skirtą gyvenimo laiką. Su kiekviena prabėgusia diena gyventi jam lieka vis mažiau. Tačiau kvailys, užmiršęs apie svarbiausią žmogaus pareigą, tenori mėgauti žmonos bendryje nuošalioje vietoje. Tai būsena vadinama apakrišta čeitana, degradavusią sąmonę. Žmogaus sąmonė turėtų padėti jam tobulėti ir pasiekti Krišnos sąmonės būvį. Bet kai vyras yra pernelyg prisirišęs prie žmonos ir visa galva pasirėjęs į šeimos reikalus, į Krišnos sąmonę jis nežiūri rimtai. Toks žmogus degraduoja, net nesuvokdamas, kad vėliau prarasto laiko nesusigrąžins nei už milijonus dolerių. Didžiausias nuostolis gyvenime – tai laikas, neskirtas Krišnos pažinimui. Kiekvieną gyvenimo akimirką turime išnaudoti teisingai, o teisingai išnaudoti laiką reiškia daugiau jo skirti atsidavimo tarnystei viešpačiui. Bet kokia su atsidavimo tarnystė viešpačiai nesusijusi veikla yra tuščias laiko švaistimas. Šramavė evaki kėvalam. Pareigingumas pats savaime neduos žmogui jokios naudos. Šią mintį patvirtina Šrimad Bhagavatam, 1 giesmė, 2 skyrius, 8 posmas. Dharmah svatus titah pumšam, višvaksiena kathas vieha, not padajiet yatiratim šrava evahi kėvalam. Jeigu žmogus nepriekaištingai atliko nustatytas pareigas, bet neišsiugdė Krišnos sąmonės, tai reiškia, kad visos jo pastangos nuėjo pernek ir jis tuščiai švaistė laiką. Kągi, labai įdomus posmas, labai patiko ruoštis. Iš tikrųjų, šitame posme mes galime aptarti kelis aspektus, nes čia aptarimi keli svarbus aspektai. Ir galima nagrinėti juos keliais aspektais. Galima kalbėti čia apie degradaciją arba ėjimą link Dievo. Ir Šrila Prabhupada šitam posme sako, kad žmona gali įkvėpti vyrą arba priešingai. Jinai gali būti vyro puolimo priežastis jam. Ir jeigu jie abu, tiek vyras, tiek žmona, koncentruojasi į išorinius aspektus, jie yra kūniškos sampratos sąmonė. Ir Šrimad Bhagavatam radau 11 giesmėj, 1 daly, yra posmai 5 skyriuje. Skyrius vadinasi Baigiamieji Narados pamokymai Vasudevai. Ir pradedant nuo 6 teksto. Atsiprašau, nuo 7 teksto. 7 ir 8 tekstas. Aistros gūnos veikiamų materialistiškų vedų sekėjų širdise nubunda nežaboti traškimai ir besaikis geismas. Jie tulžingi kaip gyvatės, nesažiningi ir nuodėmingi. Puikybės apakinti jie išjuokia bachtus, kurie iš tikrųjų yra labai brangus viešpačiai ačiūtai. 8 tekstas. Vien apeiga susitelkę materialistiški vedų sekėjai ranka numoja viešpatės garbinimą ar garbinimo objektų pasirenka žmoną. Jų namai tampa kūniškų malonumų židiniu, o jų kalbos sukasi tik apie jūslinius džiaugsmus. Apeiginius aukojimus jie atlieka tam, kad patenkintų kūniškus poreikius ir nesilaiko reikalavimų pamaitinti ir apdalinti aukomis brahmanus bei kitus gerbtinus asmenus. Jie pavertė aukojimus žiauriomis ožkų bei kitų gyvūnų skertynėmis, nenutuokdami, kokias pasiekmes užsitraukia.
Ir čia 8 tekste dar Prabhupada pateikė tokį komentarą. Seksas be abejonės yra glaudžiai susijęs su tuščia garbystė. Materialistiškas šeimos žmogus nenori tarnauti šventiesiems. Jis mieliau garbina savo žmoną, nes ji yra jo seksualinio malonumo šaltinis. Bhagavad Gitoje 16 skyrių 13 posme Viešpats atskleidžia, kaip toks žmogus mąsto. Jau dabar esu turtingas, o įgyvendinęs savo sumanimus pralopsiu dar labiau. Esu nemažų turtų savininkas, bet rytoj man priklausys dar daugiau. Materialistiški šeimos žmonės paprastai įsivaizduoja save labai religingi. Dievotumą jie supranta kaip pastangas uždirbti pakankamai pinigų, kad aprūpintų gauzę šeimą, taigi jie laiko save religingesniais, už atsakomybės nenorinčiais prisiimti ir šeima nesirūpinančiais sadu. Jie tarnauja materialiam kūnui ir paniekinamai žvelgia į nuolankius brahmanus, kurie dažniausiai nėra daug pasiekę materialios gerovės rytyje. Jie laiko brahmanus elgetomis, kurių neverta šelpti, ir atlieka aukojimus tik iš tuščia garbystės. Upėkščia vai harimti tų, būtvajagja patantadah, sako Mada Acharya. Niekinantis viešpatį ir jo bhaktus neišvengiamai patirs nuopolį, nepaisant to, kad puikiai vykdo religinės apeigas ir labai tuo didžiuojasi. Dažnai tokie kvailiai laimina vienas kitą, linkėdami puošnių girliandų, santalo pastos ir gražių moterų. Vyrai, kurie pasiduoda moterų spaudimui ir ima joms tarnauti, patys tampa panašus į moteris. Materialistiškomis moterims nerūpi atsidavimo tarnystė aukščiausiam viešpačiui. Jos trokšta siauros egoistinės laimės. Todėl joms be galo patinka, kad vyrai joms tarnauja ir reiškia nepasitenkinimą, kai savo atsidavimą vyras nukreipia į Dievo asmenį. Užsidarę savajame kvailių rojuje, sutuoktiniai skatina vienas kitą siekti laikinos materialios laimės. Jiems patinka kalbėti ir klausytis ne apie viešpatės žaismes, o apie savo šeimos narius. Tačiau brandžios dorybės lygmenį pasiekę bhaktai visada yra gailestingi tokioms kvailoms tarsi žvėreliai sąlygotoms sieloms. Dažnai, kai bhaktai pamokslauja ir įkalbinėja materialistiškus šeimos žmonės nežudyti gyvūnų, šie stebisi, kaip galima gyventi laikantis vegetariškos dietos. Jie nenutuokia apie dorybę, o ką jau kalbėti apie dvasinės žinias. Jie yra pasmerkti ir vienintelė jų viltis viešpatės bhaktų gailestingumas. Tai va 11 giesmėje labai puikiai atskleidžiama degradacija, kaip galima degraduoti ir kaip galima atitolti nuo dvasinės praktikos ir kaip gyvena pasauliečiai ir kaip gali vyras tiesiog koncentruodamasis į moterį nukrypti ir nugrimsti žemyn. Gyvoji esybė jinai turi priimti save kaip dvasinė siela, nes mes esam dvasinės sielos. Ir viskas, kas priveda mus būtent prie šios būsenos pajautimo, mes turėtumėm iš tikrųjų koncentruotis į tai, kad mes esam dvasinės sielos. Nes jeigu mes koncentruosimės į savo fizinį kūną ir galvosim tik apie fizinį kūną, tai bus mūsų kliūtis dvasiniai praktikai atlikti. O viskas, kas veda mus pripažįstant būtent save dvasinę sielą, kaip Krišnos tarnaitė, būtent tai mes ir turim išmokti priimti. Ne tik tai tame lygmenį, proto lygmenyje, kad aš tiesiog kažkaip tai suprantu, kad aš esu dvasinė siela. Ne tik kalbama čia apie tą lygmenį. Ir Padma Puranoje yra aprašytas principas, kur Viešpats Čaitanija Mahaprabhu moko, kaip mes galim atgaivinti savo dvasinę prigimtį. Ir ji nėra beasmenė, jinai yra asmeninė, mes turim asmeninį santykį, būtent asmeninį santykį su aukščiausiu Dievo asmeniu. Ir aš turiu pažadinti savo dvasinę būseną,
savo dvasinę sielą būtent tarnystei Krišnai. Kas tai yra? Nes mes čia, būdami čia, iš tikrųjų mokomės, kaip mes galim tarnauti Krišnai, kaip mes tarnausim Krišnai dvasinėme pasaulyje. Nes mes dabar, mūsų eina pamokos, egzaminai, Krišna mūsų egzaminuoja. Kokios eina pamokos? Pamokos eina per bhaktus, mūsų santykiai. Santykiai yra labai svarbu ir tarnystė Krišnai. Tai yra du aspektai. Santykiai su bhaktais, kai mes tarnaujam bhaktams, ir Krišnai. Aš, pavyzdžiui, galiu daug metų vaikščioti kažkokią tai ten, nežinau, dvasinę organizaciją, galiu skaityti knygas, bet jeigu aš nesuvokiu savęs, kas aš esu, kad aš esu dvasinė siela, tai tos žinios jos yra bevertės. Jeigu jos tik tai yra teoriniam lygmenyje, ne praktiniam lygmenyje, tokios žinios jos tampa bevertės. Ir Šrila Prabhupada, būtent šitam posme, mums pateikė pavyzdį iš Šrimad Bhagavatam 1 giesmės, 2 skyriaus, 8 posmas. 8 posmas. Ten yra skyrius 2 dieviškumas ir dieviškoji tarnystė vadinasi. Bet kokia profesinė veikla pagal padėtį visuomenėje, jei ji nepažadino noro klausytis apie Dievo asmenį, yra bergždžias triūsas. Jeigu žmogus nepriekaištingai atliko nustatytas pareigas, bet neišsiugdė Krišnos sąmonės, tai reiškia, kad visos jos pastangos nuėjo perniek ir jis tuščiai iššvaistė savo laiką. Ir būtent čia Šrila Prabhupada ir kalba apie tai, kas mums yra labai labai svarbu, ir toliau pirmoji giesmėje, pradedant nuo 9 teksto, baigiant kažkur net 19 tekstų, labai surezonavo visi šitie posmai, būtent šios dienos tekstui. Galiu jums perskaityti trumpai vertimus. Nuo 9 teksto, čia pirmoji giesmė. Nebijotina, kad visų nustatytų pareigų tikslas yra visiškas išsivadavimas, jų nevalia vykdyti vyliantis materialios naudos. Maža to, pasakė išminčių, vykdantis aukščiausią nustatytą tarnystę neturėtų naudotis materialiomis gėrybėmis, siekdamas jūslinių malonumų. 10 tekstas. Žmogaus norai neturi krypti į jūslinius malonumus. Jam dėrėtų galvoti tik apie sveiką gyvenseną, kitaip sakant, apie savisaugą, nes žmogaus paskirtis gilintis į absoliučią tiesą. Tik tai toks turėtų būti jo veiklos tikslas. Tai čia kalbama apie mūsų tikslą, patį pagrindinį ir patį svarbiausią. Išprusę transcendentalistai, kurie pažino absoliučią tiesą, vadina šią nedualią substanciją Brahmanu, Paramatma arba Bhagavanu. 12 tekstas. Rimtas ir smalsus tiesos ieškotojas, išminčius, apsiginklavęs žiniomis bei atsižadėjimu, pažįsta absoliučią tiesą su atsidavimu jai tarnaudamas, kaip tai sužinojo Švedanta Šruti. 13 tekstas. O geriausias iš dukart gimusių neveltui yra sakoma, kad suteikti džiaugsmo Dievo asmeniui yra aukščiausias tobulumas, kokį tik žmogus gali pasiekti, vykdydamas nustatytasias savo luomui ir ašramui pareigas. Todėl sukaupus visą savo dėmesį, reikia nuolat klausytis pasakojimų apie Dievo asmenį, bhaktų gynėją, jį šlovinti, atminti ir garbinti. Atmindamas Dievo asmenį, mąstantis žmogus, tarsi kalaviju perkerta tvirtai susimezgusias pasiekmes, sukeliančius veiklos karma mazgus.
tad arasis jo žodžiams abejingas žmogus. O dukart gimusiai išminčiai, tarnystė ydų neturintiems bachtams yra didžiausias gėris. Ši tarnystė žadina norą klausyti žodžio apie Vasudevą. Dievo asmuo Šri Krišna, Paramatma, supersiela, kuri glūdi visų širdise, yra tikro bhakto geradarė, apvalo bhakto širdį nuo materialių malonumų troškimo, kai jis išsiugdo poreikį klausytis jo žodžių. Tinkamai išklausytas ir persakytas jo žodis pats savaime spinduliuoja dorybę. 18 tekstas. Reguliariai lankant Bhagavatam paskaitas ir tarnaujant tyram bhaktui, beveik viskas, kas legia širdį, išsisklaido ir joje jau visiems laikams įsigali meilės tarnystė transcendentinėms giesmėms, šlovinamam Dievo asmeniu. Ir 19 tekstas. Kai meilės tarnystė visiems laikams įleidžia širdyje gilias šaknis, iš širdies išnyksta aistros bei neišmanimo gūnų, pagimdyti geiduliai, troškimai ir aistros. Tada bhaktas pasiekia dorybę ir tampa visiškai laimingas. Taip, o dabar iki tol Šrimad Bhagavatam 6 tekste kuriame yra rašoma, kad pirmoji vietoje pas mus iš tikrųjų turi būti tas užsiėmimas, kuris pažadina mūsų dvasinę prigimtį. Aukščiausia prietermė, dharma, visai žmonijai yra veikla, kuri leidžia pelnyti meilės ir pasiaukojimo tarnystę transcendentiniam viešpačiui. O kad pasiaukojimo tarnystė suteiktų savojam aš visišką pasitenkinimą, ji turi būti nesavanaudiška ir nepaliaujama. Ir čia šitame posme Vedos nurodo mums du kelius – pravriti margą ir nivriti margą. Tai yra, kokį kelią mes pasirinksim – jūslinių malonumų ar atsižadėjimo kelius. Malonumų kelias yra žemesnis už pasiaukojimo aukščiausiam tikslui kelią. Materialiai gyvosios būtybės būtis neturi nieko bendra su tikruoju jos gyvenimu, nes tai yra liguista būsena. Tikrasis jos gyvenimas yra dvasinė, brahma būta, amžina, palaima ir žinojimu trykštanti būtis. Materiali būtis yra laikina, iliuzija, iliuzinė ir kupina kančių. Ir joje apskritai nėra laimės, tik bevaisės pastangos atsikratyti kančių, kai trumpas atokvėpis nuo jų klaidingai suvokiamas kaip laimė. Todėl ir sakome, kad materialių malonumų, laikinų, skurdžių ir apgaulingų plėtojimo kelias neprilygsta pasiaukojimo tarnystei aukščiausiam viešpačiui, kuri veda į amžiną, palaimingą ir absoliutaus išmanimo nušviestą būtį ir yra laikoma aukščiausia žmogaus veiklos forma. Tai yra Šrimad Bhagavatamo, čia rašoma ir siūloma, Vedos siūlo pažadinti būtent savo dvasinę prigimtį įvairiais būdais. Tų būdų yra daug, jnana joga, yra karma joga, bet yra bhakti joga. Būtent bhakti joga ir veda mus prie to, kad mes pradedame veiklą, tai yra mūsų yra veikla, galim sakyti, to lygiai taip kaip ir dvasinėme pasaulyje. Nes kai mes, pavyzdžiui, šloviname šventus viešpatės vardus, tada tuo metu aukščiausias Dievo asmuo, jisai dalyvauja mūsų giedojime. Mes to realiai nesuvokiam, mūsų protas gal to nesupranta, nes mes esam labai labai riboti, bet realiai tuo metu, kai vyksta sankirtana, kai mes garbinam viešpatį, kai šlovinam šventus viešpatės vardus, būtent tada ateina aukščiausias Dievo asmuo ir jisai yra kartu su mumis.
Ir tuo momentu mes pabudinam savo dvasinę prigimtį širdyje. Jeigu, pavyzdžiui, dvasinė būtybė jau yra seniai šiame materialiame pasaulyje, savęs išvaduoti jinai negali. Kodėl negali? Nes jinai nežino nei kelio ir jinai save tapatina su šituo fiziniu kūnu, grubiuoju. Ir tas savęs suvokimas, jisai tampa toksai iškreiptas ir jis netitinka tikrovės. Nes mes, kai mes praktikuojam, kai mes esam dvasiniai praktikoje, mes esam realybėj, nes dvasinis pasaulis jisai yra realus. Už dvasinio pasaulio šitą realybę, materialį, kai mes sakom, o aš grįžau į realybę, aš negrįžau į realybę, aš grįžau į materialų pasaulį. Materialus pasaulis ir yra iliuzinis pasaulis. O mes suvokiam kažkodėl tai priešingai. Aš grįžau iš festivalio, aš grįžau į realybę. Tai aš festivalyje buvau realybėje. O dabar aš grįžau į materialų pasaulį, į tą iliuzinį pasaulį aš grįžau. Visiškai kitaip mes suvokiam. Ir paprastai, kai gyvoji esybė atkeliauja šitą materialų pasaulį, kas vyksta? Jinai atkeliauja iš kur? Jinai atkeliauja iš dvasinio pasaulio. Ir kai prasideda jos kelionė, kai jinai yra čia jau šitam materialiam pasaulyje, iš karto gyvoje esybėje atsiranda kažkokia tai baimė. Nes materialios žinios, juos iš tikrųjų duoda labai klaidingą suvokimą mums. Kodėl? Nes mes tapatinam save su šito fiziniu kūnu. Ir tada atsiranda baimė. Baimė ko? Mirties baimė. Paprastai pasauliečiai labai bijo mirties. Paklauskit žmogaus, ko bijai? Dažniausiai žmonės sako, aš bijau mirties. Net kalbėti apie tai bijo. Mes apie tai kalbam kasdien, nes mes ruošiame šitai akimirkai. Kiekvieną dieną mes ruošiame šitai akimirkai. Kitas aspektas. Pas gyvąją būtybę atsiranda toks jausmas kaip konkurencija, noras konkuruoti, varžytis. Ir šitas jausmas, jis yra, mes įsivaizduojam konkurentą aukščiausiai Dievo asmenį. Bet iš tikrųjų gyvoji esybė pagal savo prigimtį, jinai yra dvasinė. Ir Viešpats mums duoda pasirinkimus, kaip mes gyvensim. Mes visada galim rinktis, ar mes gyvensim materialiam pasaulyje, ar mes gyvensim dvasiniam pasaulyje. Ir Viršnu Puranoje Viešpats Šeitanija su savo artimais palydovais pokalbiuose, ten daug vyksta pokalbių, kalba apie tai, pas Dievą yra vidinė energija. Ta vidinė energija, jinai dvasinė, jinai yra dvasinė savaime, Dievo kaip valdovo, jo asmeninė energija. Taip pat yra energija, kuri vadinasi Kshitragya Shakti, tai yra arba Tatasya Shakti. Tai yra gyvosios būtybės ir jos pagal savo prigimtį irgi yra dvasinės. Bet taip pat yra ir materiali energija, tai yra materialios energijos. Tai yra ta veikla, kuri yra mūsų būtent dvasinės prigimties užmarštis. Mes užmiršom savo dvasinę prigimtį. Ir gyvoji esybė pasirenka, kur jinai gyvens, ar materialiam, ar dvasiniam pasauliu. Ir jeigu pasirenka materialų gyvenimą, jinai tiesiog pamiršta apie savo dvasinį. Ir tada, kas vyksta, prasideda procesas. Kenčia gimimas, lygos, senatvė, mirtis ir užsisuka gyvoji esybė šitame rate. Ir ką? Ir ragauja savo veiklos vaisius. Aukščiausiojo Dievo asmens palydovai tai yra ne džyva šakti, tai netgi ne tastha šakti, tai nėra kažkokia tai paribio energija. Jie ateina čia į materialų pasaulį iš tikrųjų, kad padėti mums ir daryti įtaką mums. Nors jie patys iš tikrųjų šitam materialiam pasaulyje, materialaus pasaulio įtakos jie visiškai nepatiria. Ir tokie Viešpatės atstovai iš tikrųjų yra kaip Šrila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Sarasvati ir
apskritai visa, kas mato altoriai yra paramparoje, jie iš tikrųjų nėra įtakojami materialios energijos. Tai yra asmenybės atėjusios iš dvasinio pasaulio, tai yra asmenybės atėjusios iš viešpatės aplinkos. Ir kodėl jie atėjo? Jie atėjo tam, kad mums papasakotų apie Krišną, apie aukščiausią Dievo asmenį ir apie tarpusavio santykius. Atrodo, mes kaip ir turim tarpusavio santykius, bet tuos dvasinius santykius mes iš tikrųjų pamiršome. Ir tik tai turėdami gerus santykius su bachtais, tarnaudami vienas kitam, mes galim atgaivinti šitos dvasinius santykius. Mylėdami vienas kitą, rūpindamiesi vienas kitu, mes galime atgaivinti būtent šitą santykį su viešpačiu. Nes Krišnai labai patinka, kai mes turim santykių su bachtais. Paprastai išbūti Krišno sąmonėje yra labai sunku, jeigu tu neturi draugų. Esu mačius, kaip ne vienas bachtas palieka Krišno sąmonę, kaip yra sunku išsilaikyti, kai tu neturi santykių, nes vien tik tai filosofijos žinojimas, pasikartosiu, be praktikos, jisai yra nieko vertas. Jeigu aš pradėsiu labai kalbėti be jokių realizacijų ir jokių suvokimų, tai nemanau, kad nors ką nors iš jūsų palies širdį. Galima kalbėti, taip, galima. Yra tokių paskaitų įdomių, labai yra išaukštintų asmenybių, kurios šneka išaukštintomis temomis. Jeigu mes kažko nesuprantam, tai dar nereiškia, kad tas, kas šneka, kaip sakyti, nesąmonę kažkokią ar taip toliau, nes mes kiekvienas esam savo lygyje. Ir išaukštintos asmenybės, jos šneka labai labai aukštam lygmenį. Ir klausytojai, jų yra skirtingi. Ir kiekvienas klausytojas klauso paskaitą iš savo lygmens. Ir apie klausimą šrūtį, tai yra klausimas šrūtį. Jeigu mes paklaustumėm, ką reikia garbinti ir aukoti visus rezultatus, tai atsakymas būtų vienas – aukščiausias Dievo asmuo. Iš tikrųjų, tai mums labai pasisekė, kad mes esam Krišno sąmonėje, nes Šrila Prabhupada sako, kad iš tikrųjų ateina pirma praktika, o paskui tik tai ateina teorija. Pirmiausia, pas mus ateina iš tikrųjų apsivalymas, o jau paskui ateina filosofija į mūsų gyvenimą. Ir Šrimad Bhagavatam 11 giesmėje, tas pats 5 skyrius, kur aš jums skaičiau, 2 posmas, 5 skyrius, 2 posmas, tuoj tversiu. Labai surezonavo šitie posmai. Čia kalbama apie varnašramo sistemą, nes iš tikrųjų mūsų pareiga yra tapti atsidavusiaisiais, nes nėra kito kelio, kaip būti varnašramoje. Ir būtent Šrimad Bhagavatam 11 giesmėje, 5 skyriuje, 2 posme kalbama apie varnašramo sistemą. Ir posmas sako, kad varnašrama dharma, gimusi iš viešpatės kosminio kūno, yra viešpatės sąlygotosioms būtybėms duota visuomenės sistema, kurie žmonės, laikydamiesi nustatytųjų socialinių ir dvasinių pareigų, ilgainiui grįžta namo pas Dievą. Ir kad jums būtų aiškiau, kas tas atsidavusysis. Apskritai, kas per savoką, kas yra atsidavusysis. Kada atsidavė iš Navadvipos po, tarnystės viešpatės Šeitanijos lotusinėms pėdoms, grįžinėjo į Džaganatpurį Radhajatroje, grįžinėjo namo, vienas iš jo atsidavusių uždavė klausimą: kokia mano pareiga, ką aš turėsiu daryti, kai aš grįšiu, ir apskritai, kas yra atsidavęs. Ir viešpats Šeitanija sako, kad bent kartą ištaręs šventus viešpatės vardus, tas ir yra atsidavusysis. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes suprantame, kad
šventi viešpatės vardai nieko nesiskiria nuo paties viešpatės. Va čia yra labai svarbus momentas ir svarbus aspektas. Ir antras aspektas, kuris irgi yra svarbus, kad šventi viešpatės vardai turi būti ištariami be įžeidimų, be aparatų. Ir tik tokie žmonės, jie gali nustatyti būtent apie varnašrama darmos sistemą, apie kurią rašoma 11 giesmėje, 5 skyriui. Ir dar pabaigai, 10 minučių dar turim. Kalbant apie materialius dalykus, jeigu mūsų tikslas yra materialus įsitvirtinimas šitam materialiam pasauliu, juslinis pasitenkinimas, tai 100%, kad mes keliausim į pragarą. Todėl mes turim suprasti vieną svarbų dalyką, kad blaškytis ir taškyti savo brangų laiką mes negalim. Mes turim koncentruotis į dvasinę praktiką. Turim koncentruotis į tarnystę. Tarnystę Bachtams ir tarnystę Krišnai. Čia yra pats svarbiausias dalykas. Hare Krishna. Gal yra papildymų ar klausimų? Taip. Ta prasme, koks klausimas galėtų karo būti? Ta prasme, ar praktiškai realizuoti save kaip sielą reiškia tiesiog pasinervti save į tarnystę ir Krišnos sąmonę ir tarnauti? Taip, iš tikrųjų, tai mes neturėtumėm kol kas galvoti, jeigu mes to nesuvokiam realiai. Mūsų čia siekiamybė, kalba čia yra apie mūsų siekiamybę ir taip, kaip mes turim jaustis. Visą laiką taip jaustis. Krišna yra maloningas, mes tiesiog tarnaujam, atliekam savo dharmą, turim savo pareigas ir Krišnas sukuria mums tam tikras situacijas per bhaktus, gyvenimiškas situacijas. Realiai aš visą laiką kaip ir suvokiau, kad aš esu dvasinė siela. Bet stipriausia mano realizacija buvo ta, kai mano mama paliko kūną. Man buvo labai stipru ir labai iš tikrųjų skausminga, bet būtent filosofija ir tą, ką aš supratau, būdama tarp bhaktų, kad mes esam dvasinės sielos, buvo ir egzaminas tuo pačiu man, gyvas egzaminas man, nes aš labai stipriai savo mamą mylėjau ir dabar tebe myliu širdyje, jinai visą laiką bus mano širdyje ir mano prisirišimas prie jos labai stiprus. Ir realiai
kai reikėjo paleisti savo mamą ir kai mačiau, kad jinai išeina, kad nebėra to kūno, realiai aš suvokiau, ką aš galiu dėl jos padaryti. Jeigu jinai yra dvasinė siela, aš turiu padaryti tai, kad jai būtų geriausia, tai, kas jai būtų geriausia. Ne man, ne tai, ko aš noriu. Ir mano suvokimai, Krišna man davė daug atsakymų, kad aš turiu ją išlydėti su kirtanu, kad jai būtų lengviau išeiti, kad aš turiu ją kremuoti, nelaido tam, kad pakasti po žemę, tam, kad aš paskui galėčiau ateiti tiesiog padėti gėlyčių ar susitikti kiekvieną kartą ir kalbėti su ją. Bet aš priėmiau tokį sprendimą, kad aš turiu padaryti tai, kas yra geriausia mano mamai. Tai aš ją žiūrėjau kaip į dvasinę sielą. Ir tikrai iš visų jėgų stengiausi tai įgyvendinti. Ir Krišnos malonės dėka, ir Bhaktų malonės dėka tai pavyko. Ir tada realiai žiūrėdama į mamos fizinį kūną, kuris gulėjo karste, aš realiai supratau, kad mama yra dvasinė siela. Jinai atėjo čia, kad duot man meilės, visą tai, ką jinai man davė, ir kaip aš galiu ją atsidėkoti, kaip dukra, pirmiausia suprasti, kad jinai dvasinė siela ir duoti tai, ko reikia dvasiniai sielai, ne fiziniam kūnui, ne gėlės dovanoti, ne kažką to, o tai, kas yra dvasiniam lygmenį. Uždėti girliandą, kuri buvo ant viešpatės, uždėti tulasi lapelius, uždėti kantimalo ant jos kakliuko, uždėti tilakas ant jos kūno, giedoti mantras, mahamantrą. Bhaktai giedoja 12 valandų mahamantras ir viskas, kas susijęs su dvasiniais dalykais. Ir tai yra išlydėjimas. Ir tai gavosi net ne laidotuvės, o išlydėjimas mamos. Ir tai iš tikrųjų buvo didžiulė malonė iš Bhaktų. Ir tai buvo viena stipriausių mano realizacijų, kad mes esam dvasinės sielas. Ir aš tai suvokiu. Tai va, linkiu kiekvienam iš jūsų suvokti ir realizuoti, kad jūs esate dvasinės sielos. Ir netapatinti savęs, kad mes esam fiziniai kūnai. Taip, išlenda tai gyvenime, aš suprantu, ir man visko būna, bet mes nesam šitie kūnai. Mes tik tai gavom šitą laikiną kūną, kurį pakeisim kitą gyvenimą, nes mes keliausim toliau. Mes atėjom tam, kad atliektumėm savo misiją čia ir gavom šitą kūną tam, kad įgyvendintumėm savo misiją. Tai va tiek. Koks dar klausimas? Visaip iš tikrųjų būna. Kiek teko stebėti draugų, per 13 metų mačiau tikrai nemažai žmonių, kurie praktikuoja ir kurių, pavyzdžiui, tėvai, tarkim, buvo priešiškai nusiteikę apskritai prieš Krišnos sąmonę, sakydavo, kad čia fanatikai, kad čia nesąmonė. Bet yra daug realiai, žinokit, gyvų pavyzdžių, kai aš mačiau, kaip kai kurie ne tai, kad pradeda praktikuoti, bet vat vis tiek per tą atsidavusį, per tą bhaktą, Krišna užlieja vis tiek savo malonę. Arba jie paragauja prasado, yra kas maitina prasado, pastoviai, tarkim, mane irgi tokių šeimų. Arba išgirsta mahamantrą, arba sugėda, sušunkava, man draugė pasakojo, jos vasesė sušuko, Gauranga, Gauranga, nežinau, sako, pamatė jos, atėjo pas ją svečius ir pamatė viešpačius, sako, kas čia, draugė sako, čia Gauranga, kas? Gauranga, kas? Kaip? Gauranga. Ir ištarė viešpatės vardus. Ir tai jau gavo malonę. Reiškia, per bhaktus visi gali gauti malonę. Įsivaizduojate, nes bhaktai jie iš tikrųjų yra maloningi. Nes bhaktam yra labai svarbu kiti. Mes nesam abejingi kitų kančioms, skausmų ir tai, kad jie nelaimingi. Nes mes galvojam apie kitus, mes negalvojam tik apie save, mes nesikoncentruojam į save. Aš
nuoširdžiai tikiu, kad anksčiau ir vėliau tokioje šeimoje gali kažkas pasikeisti. Tikrai į gerą. Ir įvykti stebuklai. Ir daug pavyzdžių, kai įvyksta stebuklai. Gal tie stebuklai mažai žingsneliais įvyksta, bet malonė tikrai tą sielą gauna. Nes jūs pagalvokit, jeigu Bhaktas yra šeimoje, jau tai šeimai kokia yra malonė būti šalia. Jau šventraščiai yra namie. Juk pati Bhagavad Gita tai yra pats Krišna, jo pats viešpats, jisai stovi namuose ir jis skleidžia šitą energiją. Anksčiau ir vėliau jinai apima visus namus ir paveikia kitus, paveikia pasąmonę. Gal jisai fiziniam lygmenį ir nesupranta, bet tam subtiliam lygmenį tai persiduoda. Persiduoda ir tikrai paveikia. Ir tas veikia, yra nemažai pavyzdžių, tikrai daug žinau pavyzdžių. Netgi žinau vieną atsidavusią, kur jau dabar berods 30 metų ar 40 metų praktikuoja, kuri reiškia iš Visagino jinai. Atsimenu, buvau jos paskaitoje, labai mane sužavėjo jos istorija, kaip jinai pasakojo, kaip jinai ir vyrui ir mėsą gamino, ir viską, kantriai viską gamino, Bhaktei atsidavusi. Tai įsivaizduokit, kaip turi būti sunku Bhaktei gaminti mėsą. Jinai kantriai gamino, atliko savo pareigą, važinėjo festivalis, tarnavo Krišnai, turėjo santykius su Bhaktais labai gerus. Ir vieną dieną įvyko tikrai tas stebuklas, nes jinai visą laiką tikėjo, kad turi įvykti stebuklas. Ir dabar jos vyras yra Bhaktas, atsidavusysis. Va. O kažkada tai taip netrodė, atrodė ir mėsą valgė, ir jisai kritikuodavo, sako, tu čia su savo tais visais važinėjimais, grįžti ten pavargus, nusikalus, tai kur tu čia buvai? O jinai kantriai ramiai sakydavo, sako, aš visą tai darau dėl jūsų, dėl šeimos ir dėl kitų. Kaip tai, sako, dėl mūsų, važiuoja kažkokį festivalį dėl mūsų, sako, taip. Sako, ateis ta diena, kai jūs suprasit, kodėl aš tai darau dėl jūsų. Va, ir vyras tapo Bhaktu. Kokia malonė. Viešpats iš tikrųjų yra maloningas ir mato ir mūsų pastangas. O be to, nereikia pamiršti, kad viešpats gali užlieti savo nepriežastinę malonę. Mes nebūtinai turim būti kažko tai nusipelnę, kažką tai padarę. Tiesiog viešpats užlieja savo malonę ir viskas. Ir tu turi tą malonę, tu turi gyventi su tuo. Tai va, gal dar kokių klausimų? Viskas? Gerai, Šrimad Bhagavatam ki, Šrila Prabhupada ki. Gerai, kas pagros, gal kas nors, aš pagėduosiu. Namaste Narasimhaya. Прохлада, хлада дайне. Хиранья Кашипур Вакшала. Шила Танкана Калае. И то Нисимха, парато Нисимха. Я то, ямита то Нисимха. Бахир Нисимха, Ирдахир Нисимха. Нарасимха Мадим Шаранам Прападим. Тавакара Камалавари Накама Бута Шрингам Далита Иранья Кашипу Тану Брингам Кешавадрita Нарахари Рупа
Jai Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare. Jai Jai Nrsimhadev, Jai Jai Nrsimhadev. Tava kara kamala vari, na kama bhuta shringam, dalita hiranyakashipu, Tanu bringam Keshavadrita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare. Jai Jai Nrsimhadev, Jai Jai Nrsimhadev. Keshavadrita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare. Jai Jai Nrsimhadev, Jai Jai Nrsimhadev. Jaya Nrsimhadev, Jaya Nrsimhadev, Jaya Nrsimhadev, Jaya Nrsimhadev. Jai Prahlada Maharaj, Jai Prahlada Maharaj, Jai Prahlada Maharaj, Jaya Bhakta Prahlad. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev, Gurudev, Gurudev. Shri Nrsimha Bhagavana ki, Prahlada Maharaja ki, Srila Prabhupada ki, Gaura Pramananda. Vanchakalpatrubhasya kripa sudreva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo